Bonsoir. Sveiki. Su jumis fermentuoti failai. Oh my god, you guys. Ir aš Karolis. Bei aš Agila. Ir šiandien atvykot į 50 epizodą? Tai gerai, į kurį epizodą? 50, ne? Jo. Jubiliatai. They're so old. Čia jau gautų su kas deimantinės gal kokios, ne? Deimantinis Čia jau epizodas. kažkas. I guess. Tai sveiki atvykę į 26. Ugninio arklio Jo. metus, ne? Įgaga. Tikimės, kad visi Jo. sveiki yra laimingi. Tikimės, kad puikiai sutikot naujus metus žiūrėdami mūsų epizodą. Taip. Šitame epizode iš anksto atsiprašom už galimus audio takelių sutrikimus iš mano pusės, nes kovinė audrelė. Ir atsiprašom už mano krenkščiantį balsą, nes turiu black mold infestaciją. Oh, fuck jo, tiksliai. Tai, žodžiu, galbūt paskutinis epizodas, bet ne taip kaip paprastai dėl to, kad susipyksim, o dėl to, kad numirsiu. No. Tu praėjusiam epizodė kosi ir sakai, kad numirsiu, tai, žinai, čia abu mes sveiki. Užkrečiam. Aš ir galvoju, kad tavęs nebuvo ten jodo pelėsa, tik tai išvažiavai ir sporelės buvo padėtas mano mėgalajam. Norėjai vieną šitą podcastą turėti, tai sakė planą sukūrė. Būtent taip ir buvo. Allegedly. Turime nufilmuotą prisipažinimą. Jeigu žiūri dabar detektyvai po 10 metų, tai ne, taip nebuvo. Tai nėra tiesa. Neįrodys. Neįrodys. Ir taip pat šiandien pirmasis naujųjų metų epizodas mes stengsimės kalbėti be anglicizmų. Ir būtent tam aš pasirinkau temą, kurioje anglicizmas yra pagrindinis istorijos žodis. Nes jis neišsiverčia. Nu, mes pabandysim jį išversti, bet jisai neišsiverčia. Tai... O po 100 pypkių reikės tikrai kalbėti lietuviškai. Tikrinė lietuvių Kaip jūs tai kalba. sakot? Tai va, tai žodžiu, tai nežinau. Sveiki. Prisisekit saugos dažus ar važiuojame. Sėkmės. Ui. Oi, kaip laukiau šito momento. Jokutis. Gerai, tai šiandienos temoje vienintelis gaiduko įspėjimas yra gyvūnėliai. Karlo mėgstamiausi epizodai, kur gyvūnėliai kenčia. Iš karto, ta prasme, ateina 26 metai ir mes pradedam nuo gyvūnėlių. Bet ten labai mažai. Wow. Ten labai mažai, bet jeigu Pažiūrėsim. jūs liūdina, Aš būsiu teisėjas. O šiaip tai nieko baisaus, žinai. Nu, tipo. Jeigu gąsdina ten visokie, nežinau, dalykai, kurie vyksta Apalačių kalnuose, tai gal nežiūrėkit šitą epizodą. Bet taip tai toks ramesnis, žinai, ramiai metų pradžiai. Vis tiek. Artėjom prie to mėlynojo pirmadienio, tai reikia taip, žinai, emociškai stabiliai. Ai, jo. Jo. Tai apie ką šiandien kalbėsim atspėk? Tai apie Apalačių kalnus? Ne. Ne, bet bus tam tikrų keliautojų, kurie... Apie ko... Apie... Sniegpėdį. Lodas sniegpėdį. Aš stengiuosi kalbėti lietuviškai. Na, tai labai gerai. Nežinau. Nu, tai sužinosi tuoj. Ilgai nereiks laukti. Tai mūsų istorija... beje, turiu pasakyti, 50 epizodas labai simboliška, nes čia viena iš tų tokių didelių istorijų, kur tikrai labai gerai žinomas.
Bet aš, pavyzdžiui, niekada labai tipo nesidomėjau. Nu, mes dažnai taip sakom. Kai sakau, kad žinomas, tai turiu meni, kad jinai didelė. Ta prasme, visi yra čia girdėję apie ją, žinai. Bet ne pačią istoriją nebūtinai. Tai žodžiu, mūsų istorija vyksta šiaurės rytų Utoje, Utos valstijoje. Junta Basin vietovėje, ten tokia kalnuota vietovė. Ir ten randasi žemės sklypas, kuris neturėtų egzistuoti. Kaimynams tai prakeikimų vieta, o Pentagonui tai $22 milijonų vertės mokslinis projektas. Mums, kaip pasauliai, tai tiesiog odos vaikščiotojų rančą. Tai šiandien kalbėsim apie Skinwalker rančą. Odos vaikščiotojai. Odos vaikščiotojai. O, aš prašau. Gražu. Bandau gražu. Nes buvo tiesiog angliškai viens po kito žodžiai. Jo. Tai, nežinau, tai gal nesakysiu odos vaikščiotojai, nes jaučiu, kad numuša tą tokią rimtą, žinai, temos kredibilumą. Tai sakysim Skinwalker, nes su Google teiravausi, tai jinai sakė, kaip ten vertė tiesiogiai, bet ne kaip odos vaikščiotojai, kažkoks ten keistas žodis, kur iš vis skamba irgi kaip nelietuviškas, arba sakė tiesiog ir vadinasi Skinwalker, nes čia kaip universalus, žinai, žodis, tai mes sakysim Skinwalkeriai. Nu tai žodžiu, tai šitas sklypelis yra realiai 512 akrų keistenybių. Ir tos keistenybės yra nuo kulkų neperšaunamų vilkų iki dingstančių karvių bei net pažintų skraidančių objektų, kurie kyla tiesiai iš akmenuotos žemės. Tai šiandien kalbėsime apie daugiausia moksliškai tyrimą paranormalių įvykių vietą Žemėje. Tai čia toks, žinai, susideda ir NSO šitame epizodžiuke, ir paranormalu, nes galvoju, kodėl ne, žinai. Kodėl ne? Tai bandysim šiandien išsiaiškinti, kas visgi yra tas Skinwalker rančo. Ar tai yra portalas į kažkokią tai kitą dimensiją, ar tai kariuomenės eksperimentų bazė, ar kažkas tai gal daug senesnio. Nu ir pradėkim tai nuo to, kad negalim suprasti rančos, jeigu nesuprasime jos vardą. Tai Skinwalkeris kaip žodis kyla iš Navajo folkloro. Ir jeigu mūsų klauso Navajo palikuonis, tai atsiprašau už tarimą, bet Skinwalkeriai jų kultūroje yra vadinami jį naldušiai. Tai yra raganos, kurios per moralinę korupciją įgavo galę pasiversti gyvūnais ir atlikti labai jau tokią ypatingą juodąją magiją. Ir kai mes kalbam apie moralinę korupciją, tai galimai kalbam apie tai, jog, sakykime, koks tai spiritualistinis žmogiukas, koks tai raganiukas, žinai, turėjo specifiškai atlikti visą seriją juodosios magijos ritualų, kad gautų maksimalią galią. Ir keli iš tų ritualų galimai galėjo įskaityti, pavyzdžiui, savo šeimos nario nužudimą ir paskui jų mėsos suvalgymą. Nu, čia tokie, žinai. Čia jau antiek moralinė korupcija, žinai. Čia jau vapšė. Atsiprašau, čia jau iš viso. Tai žodžiu. Visgi šitą rančą, nors ir pavadinta pagal Navajo tuos Skinwalkerius, jinai nėra ant Navajam priklausančio žemės, jinai priklauso Ute, kas yra kiti vietiniai ten tie senieji amerikiečiai jų teritorijai. Legenda byloja, kad Navajo užkeikė šitą specifinę vietą konflikto vykusio 19 amžiaus viduryje metu ir po to sekusios jų šitų Utį kartos vengė šitos vietos ir ją vadina Skinwalkerio keliu. Tai žodžiu, rančos jau dabartinė šiuolaikinė istorija, ar ne, nuo kada viskas realiai prasideda, tai jau čia mums vakariečiam žmogučiam, iki tol tiesiog, sakau, visas ten tos tie indienai, politiškai nekorektiškai vadinant, bijojo vengė tos vietos, bet žodžiu, tikra istorija jau tam mums vakariečiam, žinoma, prasideda 1934, kai šitą rančą nusipirko Kennethas ir Edita Myersai. Ir jie 60 mečius turėjo šitą rančą ir ten augino gyvulius, gyveno normalų, ramų gyvenimą. Pamiršau pasakyti, kad ta ranča yra didelė, sakėm, 512 akrų ir ten, žodžiu, yra ir kalnas joje, žinai, ir daug tokių visokių ten, rančinių pastatėlių, ten kažkaip tvartai, dar kažką, žinai. Tai žodžiu, tai 60 metų šitą rančą priklausė Myersų šeimai. Kai Kennethas mirė, o Edita išsikraustė į slaugos namus,
ranča kelis metus stovėjo tuščia, iki kol 94 metais jinai nebuvo parduota Shermanų šeimai. Per visus savo gyvenimo metus šitie Myersai, pirmieji savininkai, nepateikė nei vieno policijos pranešimo, niekuomet nesiskundė ten nei NSO, nei kažkokiais monstrais, nieko. Vėliau net Keneto pirmo savininko brolis Gartas Myeras daug kartų spaudai yra pareiškęs, kad per 60 metų, kai ranča priklausė jų šeimai, nieko paranormalaus joje nevyko ir kad visos ten tos vėlesnės istorijas, apie kurias kalbam, yra tiesiog, fabrikacijos realiai sukurtos ten, kad norėjo kažkas geriau ar greičiau parduoti ją, žinai, ar kažkas. Tai žodžiu, čia yra keista vieta, nors Myersai teigia, kad rančai niekada nieko nevyko per tą 60 metų. Fiziniai įrodymai name tuomet, kai jau jį 94 nusipirko Shermanai, sako ką kitą. Pirmas dalykas, tai turim įleistinės spynos. Čia tos jau labai labai sunkiai atidaromos, tos gilios, žinai, spinutės. Tai šios spynos, kurios yra labai tvirtos ir sunkiai atrakinamos, buvo ant kiekvieno lango ir durų visų rančos pastatų, tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Ir net ir virtuvės spintelės, pavyzdžiui, turėjo spinas. Tai kiekvienas paviršius, kuris vienaip ar kitaip atsidarinėjo, buvo su įleistinėm spinom iš abiejų pusių, kas yra šiek tiek keista. Tada kitas dalykas, kurį radom name rančoje, tai buvo grandinės. Didelės industrinio pobūdžio grandinės visose namų išoriniuose kampuose. Kas siūlo, kad galimai tos grandinės buvo skirtos pririšti milžiškus ten tuos šunis. Problemyta ta, kad šunį Myersai turėjo tik tai vieną ir jisai buvo trikojus nususęs šuniukas, tai nežinau. Ir trečias dalykas, tai buvo nekasimo taisyklė. Pagal šitą pardavimo sutartį Myersai įrašė tą vadinamą, žinai, sutarties punktą, kad jeigu Shermanai nori bet kur, bet ką kasti visoje rančos teritorijų, tipo leisti kažką į žemę, kasti žemę, jie turi gauti raštišką Myersų sutikimą. Kas yra, žinai. Tikrai nesukelia įtarimų. Tikrai nesukelia įtarimų. Tikrai normali sąlyga, ta prasme, parduodant rančą. Jo, visą likusį gyvenimą, jeigu norėsit kažką kasti, būdami ūkininkais, mums reikia apie tai žinoti ir jums leisti. Žodžiu, tai nors Myersai 60 metus buvo tylus, jų kaimynai tokių pačių taisyklių nesilaikė. 70-aisiais, pavyzdžiui, vietinis mokytojas Junioras Hickas, jaunėlis Hickas galbūt ėmė dokumentuoti visokius pasakojimus apie rančą, ten iš kaimynų ir panašiai, ir ten iš to netolimo miestelio gyventojų, ir surinko daugiau nei 400 paranormalių parodymų apie tai, kas vyko pačioj Skinwalkerių rančoje ir bendrai tam Unta basine, to jau didesnėje, žinai, erdvėje. Tai keli šitų parodymų buvo kaimynų, kurie matė didelę metalinę skraidančią lėkštę, pavyzdžiui, kybančią specifiškai virš Myerių namo. Kiti kalbėjo apie žybsinčius oranžinius portalus ant tos jau kalno keteros, kuri vėlgi buvo Myerių žemėje. Faktas, jog kaimynai matė dalykus, savininkai tikino, jog nieko ten nevyksta, gali siūlyti vengimo teoriją. Tai idėja, kad Myersai tiesiog susitaikė, išmoko gyventi su fenomenais, kurie ten vyko ir tiesiog niekuomet jų nekvesionavo. Vėliau vėlesni tyrimai, pavyzdžiui, čia buvo prieš kelis metus išleistas History Channel istorijos kanalo, gerai žinomo turbūt mums ir mūsų draugams klausantiems šios tinklalaidės. Jie darė dokumentiką ir surado liudininkų teigiančių, kad tas pats Kenetas iš tikrųjų kartais irgi visgi matydavo dalykus. Vienas jau į pensiją išėjęs politininkas, jo kaimynas, sako, kad Kenetas jam kartą parodė tokio sulankstyto su garankšlito metalo gabalą, kuris po to išsilankstydavo. Tai labai primena metalą su atmintim, tą vadinamą, kuris galimai buvo rastas ir Roswelle, kur priklausė tam, žinai, nežemiškos kilmės laivui. Kitas dalykas, Kenetas jam vieną kartą parodė karvę, žinai, savo karvę, kuri buvo su daktaro precizija tikslumu išmėsinėta ir nukraujinta. Bet, tipo, Myersas to nedarė, tai neaišku, iš kur čia tai atsitiko. Tai žodžiu, ar Myerio era buvo 60 metų taikos, ar 60 metų tylaus siaubo, ar jie ten pasiliko 60 mečius, nes nieko ten ir nebuvo, ar todėl, kad pasiekė tylias paliaubas su žeme. Jie nekasė, nieko neieškojo ir štai jiems buvo leista ten gyventi. Kodėl mes galbūt pakalbėsim vėliau. Visgi įleistinės spynos ant visų durų ir langų rodo, jog kad ir kas tai buvo, jeigu buvo, jau egzistavo ne tik tai ten rančo, žinai, žemėse, bet ir namų viduje galimai. Žodžiu, tai 94 metų ruduo ateina, Teres ir Gwen Shermanai ieško naujos pradžios. Ir jie žiūri,
už gerą kainą parduodama šitą, žinai, rančytę. Jie yra ūkininkai, jie veisia elitinius hibridinius galvijus, galvoja, kodėl nusiperka rančą, žinai, ir pradės savo naują gyvenimą. Jie ten, man atrodo, turėjo 2 vaikus, paauglį berniuką ir gal 10 metų dukrą, žodžiu, 4 žmonių šeima, tokia normali, žinai, sunkiai dirbanti, netikėjo ten nei vaiduokliais, nei NSO, nieko tokiais dalykais, bet rančai tai nelabai rūpėjo. Pačią pirmą dieną, dar tik į namą neždami baldų Šermanai tiesiog savo žemėse pamatė vilką. Bet tai nebuvo tik tai vilkas, tai buvo milžiniškas telyčios dydžio daiktas, primenantis vilką. Tokiu gražiu pilku kailiu ir veriančiam žydrom akim. Ir, žodžiu, jie pamatė ten iš daug metrų iš tolio, žinai, bet vilkas tiesiog ramiai priėjo prie jų šeimos, taip vis arčiau, sustojo visai realiai prieš pat jų. Teris automatiškai galvojo, tai gal čia yra domestikuotas vilkas, žinai, gal kažkieno augintinis, nesgi Utoje tai ir keistesnių gyvūnų turbūt yra prijaukinta, žinai. Žodžiu, tai tas vilkas net leidosi paglostomas. Ir jie ten jį glosto ir staiga realiai per sekundę jis staigiai pasikeičia jo visas tas, žinai, stovėsena, jis pasisuka ir neįtikėtinų greičių nubėga link tvarto, kur laikomi jau suvežti šitie veršiukai. Ir stovėjo prie vartelių per arti vienas labai susidomėjęs toksai, žinai, smalsus veršiukas. Tai vilkas jį įsikabino per tas grotas, žinai, didelis. Tai Teris sako, tik tai ne mano brangųjį hibridinį veršiuką. Tai ką jis padarė, pagrebė savo Colt 357 Magnum ginklą ir šovė tą vilką. Vilkas nereaguoja. Jis neėmė kraujuot, net, žinai, nesuvirpėjo nuo to šūvio. Teris šovė dar kartą. Vilkui iš viso nieko neįdomu, žinai, jisai toliau ten taršo tą veršiuką. Tai Teris pasigrebė galiausiai savo medžioklinį ginklą. Dar keli šūvius paleidžia ir, ta prasme, čia jisai arti buvo to vilko, nes jie pribėgo, žinai, pamatė, kad jisai taršo tą veršiuką. Nors jisai iš labai arti ten iš to medžioklinio ginklo dar kelis kartus jį šovė, galiausiai tiesiog nuo to žodžio prasme nuplėšė tas šūvis gabalą mėsos nuo vilko. Vilkas taip, žinai, ramiai paleido tą veršiuką, apsisuko, pažiūrėjo iš tuos Šermanus. Ir tada taip palengva nurisnojo į mišką, žinai, bet, ta prasme, jisai nekraujuoja, nekaukia, visiškai, nepaveiktas, realiai išskyrus tai, kad, fiziškai jam ten trūksta mėsytės, žinai. Tai žodžiu. Teris sako, aš taip nepaliksiu ir su sūnum nusekė to vilko pėdsakais. Ir sekė ten kažkiek kelius šimtus metrų, ar ten, žinai, pusę kilo, ar whatever, ir krūmynuose, žodžiu, matosi tos pėdos vilko ir tada tiesiog pranyksta iš niekur nieko. Žemė nepasikeitus, visur yra pakankamai drėgna, nes taip iš pradžių matėsi vilko pėdsakai, bet tiesiog viena vieta sustoja ir atrodo, vilkas būtų išnykęs į orą. Tai čia panašu pasakyti, kad tie jau juodieji magai skinwalkeriai labiausiai mėgsta pasiveržti vilkais, paukščiais ir neatsimenu, koks trečias gyvūnas. Bet, žodžiu, limituotas gyvūnų pasirinkimas ir vienas iš jų yra, aišku, vilkas. Tai žodžiu. Čia tokia buvo smagi pradžia, žinai, įsikraustymą. Ir savaitėm po to jie nuo kartą pastebėdavo ne tik tai šitą vilką, bet ir kitus tiesiog, žinai, vaikščiojančius po teritoriją. Šiek tiek vėliau prasidėjo nepaaiškinami daiktų dingimai. Ir mes nekalbam ten, kad kažkoks plaukų šepetys dingdavo, kur turbūt pametė, žinai, ar ten nugrūdai kažkur. Teris, pavyzdžiui, dirbdavo lauke, išeidavo kažkur porai minučių ir grįžęs rasdavo, kad dingo koks nors tipo didelis ūkininkavimo aparatas, kuris prieš tai stovėjo ten, kur jisai ką tik buvo, žinai. Tai, pavyzdžiui, vienas pavyzdys buvo milžiniškas toksai industrinis vos ne karutis ūkininko, kurį jisai išėjo kažkur, grįžo, neberado, po to šiek tiek vėliau, rado 20 metrų aukštyje tiesiog kybantį medyje. Kodėl nežinai. Okay. Tikrai nekeista, nei kiek. Tikrai nekeista. Vėliau prasidėjo netektis. Tai Šermanai ėmė netekti galvijų būdais, kurie visiškai prieštarauja biologijai. Pavyzdžiui, vieną karvę rado mirusią sniege. Jos, saky, išdeginta skylė, bet tiesiog mažytė skilta, kuri primena tokį lazerinį tikslumą. Jokio kraujo, jokių aplinkų, žinai, jokių gyvūnų ar to abu žmogus pėdsakų. Tiesiog išdeginta skylė ir vėlgi karvė be kraujo. Ta prasme, visiškai nukraujinta, žinai.
Kitą kartą 4 milžiški buliai išnyko už užrakinto narvo. Teris ten juos, žodžiu, buvo tiesiog ten, kurie gyvena dideliam milžiškam narve, žinai. Nu, ir jisai eina jų tikrint ir nėra 4 milžiškų bulių. Visi ten ieško, žinai, nes vėlgi didelis plotas. Nu, ir po kelių valandų Teris juos rado suspaustus į mažytę metalinę priekabą, kuri buvo toj teritorijoje. Ir jie visi suspausti, spina ant durų to karučio priekabos užrakinta spina iš išorės, o buliai jau kai atidarė tos duris tiesiog transe, žinai, suspaudo kaip skardiniai ir tokie užgliūčinti, tokie tipo hipnozės būsena vos ne. Nu, bet čia, žinai, tik tai gėlytės. Netrukus Shermanai ėmė matyti portalus. Gwen pasakojo, kaip pavyzdžiui, tiesiog pamatė tą vadinamą sferą, žinai, kažkokią tai oranžinę dangų vieną vakarą virš namų. Ir tada ta sfera kažkaip tipo plečiasi, iš jos pasidaro tipo kaip toksai miražas, kaip duris, žinai, ir ar ten, nu, portalas atsidaro dangui, žinai, ir tu turi juodą nakties dangų, kur jūs ten toj uto yra prie jų namų, ir tam portale yra visiškai tam dienos laikui ir net ir tai realybei nepritaikomas, nepritampantis dangus. Tai, sakykime, tu turi tą juodą dangušą, kurie yra, ir tada pro tą portalą matosi žydras dieninis dangus. Nu, tipo, ką? Yeah. Tada vieną naktį Teris pamatė vėlgi virš savo namų kabantį masyvų tylų laivą. Jo dydis buvo kaip kelių futbolo aikščių. Ir ant jo buvo daugybė skirtingų spalvų žybsinčių šviesų, bet tas visas šviesas tipo, labai ryškiai, žinai, žybsi skirtingam spalvom, bet šviesa visiškai neatsispindi ant žemės. Nu, keista. Okay. Kiti dažni svečiai rančoje buvo tos vadinamos sferos. Angliškai orbs vadinasi. Tai vieną dieną tiek Teris, tiek Gwen buvo pakankamai arti vienos iš tokių sferų, kad apibūdintų ją kaip tobulą apvalų kamuolį, 3 kartus didesnį negu beisbolo kamuoliukas. Viduje jie tariamai matė kažkokį tai burbuliuojantį, beveik verdantį, judantį, banguojantį mėlyną skystį. Ir ta sfera, žinai, skraidant po jų, realiai palei jų akis, skleidė silpną elektros garsą. Nu, žinai, tą tokį. Nu, žinai, kaip elektra skamba. Zvimbimas, traškėjimas gal. Nu, ir to pačiu metu, kol jie stebi šitą sferą, hateliai, namelį už jų nugaros pradeda dinkinėti elektrą. Nu, irgi taip, žinai. Irgi dingsta, išnyksta, prasideda vėl iš naujo. Keisčiausia buvo tai, kad jiems žiūrint tą sferą, jie būtų patyrę tokį stiprų baimės jausmą, kurį paskui apibūdino kaip nenatūralų, net ir turint galvoj šitas konkrečias aplinkybės. Ir jie sakė, kad tai jautėsi, lyg tai būtų kažkoks netikras, sufabrikuotas jausmas, nes tai buvo antiek keistas, nepažįstamas ir stiprus. Nu ir paskutinis šiaudas buvo, kai Teris išsiuntė savo 3 šunis vytis tos vienos iš tų mėlynų sferų. Sferą sukiniosi aplink galvijus, Teris visgi dienos pabaigoje yra ūkininkas, žinai, brangus hibridiniai veršiai, karvės taip toliau. Jisai pasiunčia savo 3 šuniukus pasivytą sferą. Šunys vejasi, nusiveda sferą į krūmynus. Ir sakantis dalykas, kurį Teris girdi, 3 skausmo pilnus inkštimus, o po to visiškai tyla. Nu ir ką, jisai pasiekė, aišku, kur ten, žinai, tie šunys nuėjo. Ir krūmynuose rado 3 apvalius išdegintos žemės rutulius, kiekvieno iš jų centre buvo po mažą krūvą juodos tąsios medžiagos ir kaulų fragmentų. Realiai jo šunys buvo sudeginti. Oh, wow. Tai va. Tai tokie, žinai, dalykiukai vyko. Po 2 metų nuo atsikraustymo Shermanai buvo palaužti realiai. Jie miegojo ant savo svetainės grindų, draugė, nes bijo būti po vieną. Žinai, pastovus stresiukas, nuostoliai, nes, nu, tipo, ir jau realiai savo verslo ten to negali išlaikyti, nes karvės iš vien dinginėja, miršta ir taip toliau. Nu, tai kai milijardierius Robertas Bigelow pasirodė ant jų slenkščio ir sako, tai aš nusipirksiu šitą rančelę, Teris Shermanas net nesiderėjo dėl kainos, tiesiog norėjo iš ten dingti, sako, gerai, kiek duosi, tiek imsiu. Prašau, ačiū. Tai Bigelow buvo milijardierius oro erdvės mogulas ir jisai, nu, tipo, turi ten gerai žinomas Amerikose, bet jo, sakykime, specialusis susidomėjimas yra NSO.
Tai kai 96 metais jisai nusipirko šitą rančą už $200,000, jisai praktiškai iš karto ją transformavo ir davė mums, sakykime, tą momentą, kur vietinis apsėstas namas, kur šitą rančą iš to vietinių žinomo apsėsto namo tapo galiausiai aukščiausio kalibro laboratorija priklausančia Pentagonui. Taip, žodžiu, tai Bigelow įsteigė tokį dalyką vadinamą NIDS, Nacionalinis atradimų mokslo institutas. Ir čia jo prasmė buvo, kad, žinai, tirti visokius tokius ten neatpažintus skrenčius objektus ir taip toliau ir panašiai. Tai Bigelow tiesiog ką padarė, apsupo rančą ir jai priklausančią žemę spygliuotą vielą, instalavo 4 valandas per parą veikiančią stebėjimo sistemą ir pasamdė grupę mokslo daktarų bei buvusių žvalgybos pareigūnų, kurie ten apsigyveno. Nu ir vėlgi, kaip ir ten mokslininkė Antarktikoj, žinai, jie nėra, kad pastoviai ten gyveno, bet, nu, po kurį laiką pagyveno, tai pasikeičia ten, žinai. Yeah. Didelis laivas. O Dieve, kaip keistai atrodavo taip. Tai kokia buvo šitų mokslininkų misija? Jų misija buvo iš mokslinės pusės ištirti, kas čia, žinai, kas čia per košmarėlis vyksta. Šalutinis užrašas, kuris man patiko, čia tipo saidinau. Tai kad Teris, tas Shermanas, kai pardavė namą, kai pardavė šitą rančą ir išsikraustė su šeima iš jos, jisai tiek buvo paveiktas, kad jis tiek norėjo suprast, kas čia jam vyko ir kodėl, todėl jis šitam Bigelow sako, davai aš dirbu rančos menedžeriu. Žinai, rančos vadybininku. Tipo, aš pardaviau už belio kokį nuostolį tą rančą, nes negalėjau čia daugiau gyventi. Išsikraušiu už ten 30 km, bet aš tiek noriu, žinai. Nu, smalsu, yeah. Žinai. Tai žodžiu. Toks meilės neapykantos ryšys. Toks meilės neapykantos, tokia, jo. Nu, tai šito jų komandai, Bigelow komandai, pagrindinis mokslininkas buvo daktaras Colm Kelleheris, biochemikas, ir jisai vėliau ir parašė knygą, garsiausią knygą apie šitą rančą. Tai mūsų Kelleheris labai greitai suprato, kad jie ne tik tai mokosi apie šitą vietą, kur yra apie šitą rančą, bet kad labiau metaforiškai kalbant, jie gal net žaidžia šachmatus su kažkuo tai nematomu, bet mąstančiu, kas toj rančoje gyvena ar egzistuoja. Tai komanda netrukus suprato, kad, pavyzdžiui, instaliuoja kamerą stebėti kažkokią specifinę zoną, bet koks fenomenas nutinka per kelis milimetrus nuo kameros apimties zonos. Tai, žinai, pavyzdžiui, va čia kažkas vyko, mes vėl filmuosim. Jo, okei, tiesiog, per kelis milimetrus čiu, tik tai už kameros jų to paėmimo ribos, žinai, atsitinka vėl tas pats fenomenas, tipo. Tai atrodo, jeigu jie uždaro kažkokį ten perimetrą tyrimams vėlgi, kažkas atsitinka iš karto už jo ribos. Lyg ranča galėtų skaityti jų mintis ir realiai žino, ką jie darys prieš tai, kai jie pradeda tai daryti, žinai. Nu, pavyzdžiui, 97 metų kovo 12 Kelleheris dirbo naktinio stebėjimo pamainoje. Per savo aukštos kokybės naktinio matymo akinius jisai pastebėjo aukštą humanoidą sėdinti medyje apie 6 metrus nuo žemės. Jisai apibūdino kaip turinti nemirksinčias kiaurai skrodžiančias geltonas akis. Beje, šitos istorijos metu, man atrodo, ir tas Shermanas, Teris, menedžeris irgi buvo, nu, bet žodžiu. Tai jie pamato šitą humanoidžiuką, žinai, sėdinti medį 6 metrų aukštį, aišku, ką daro amerikiečiai vyrai Utoje. Paleidžia šūvius. Būtybė, tipo, pašauta, žinai, vėlgi tamsu. Ir jie jau ten pribėga prie tos vietos, kur jis stovėjo ir nieko, žinai, nei jinai ten nukrito, nei matosi kažkokie pėdsakai, tiesiog vėlgi atrodo, kad ta būtybė tiesiog išnyko. Tai ir prieini prie medžio, jokių pėdsakų ten vedančių iki to medžio, tik tai vienas masyvus tripirštis atspaudas sniege, kuris atrodo kaip paliktas prieš istorinio plėšraus paukščio, nu, taip pat tas jau milžiniškas toks. Mhm. Žodžiu, tai taip gyvenam. Ir, nu, žinai, čia visokie dalykai vyksta, kai 2007 metais toksai tai James Lakatsky, gynybos žvalgybos agentūros pareigūnas, apsilanko rančoje. Nu, irgi jos pats susidomėjimas, sakykime, yra tie Bigelow projektai, žinai, ir tyrimai. Tai jisai apsilanko šitoj rančoje ir maždaug valandos bėgi tam buvimą, jisai pamato gelsvą į tūbą panašų technologinį objektą, kuris iš oro atsirado jau dabar vieno iš namų, tų rančiai priklausančių namų virtuvėje. Nu, tai šitas Lakatsky sako gerai domina.
Ir dienos pabaigoje jisai prikalbino tuometinį senatorių Harry Reid, kad reikia jiems atidaryti naują projektą. Ir tas projektas vadinasi pažangių aerokosminių ginklų sistemų taikomųjų programų programa, arba OSAP. Jinai buvo sukurta grinai po šito vizito. Tas Harry Reid palaikė tą programą, kad jinai būtų vystoma realiai vietoj Bigelow, to vykstančio, projekto. Ir bendrai šitą buvo sukišta $22 milijonai. Tai, žodžiu, kariuomenė pradėjo siųsti vėlgi ir savo žmogučius ten kartu dirbti su tais Bigelow žmogučiais ir tirti anomalinius aeroerdvės pavojus. Tai, žodžiu, tai galiausiai, žodžiu, ten toliau vyksta tie tyrimai, didžioji dalis jų, aišku, užslaptinti, Bigelow, man atrodo, visi tyrimai užslaptinti. Ir atėjo 16 metai, 2016, kai Bigelow sako, gerai, mes parduodam rančą. Kodėl jie pardavė, tai ne todėl, kad ten nieko nevyko, o todėl, kad ranča tapo pavojinga. Vienas iš tokių dalykų, pavyzdžiui, buvo vadinamas hitchhikerio efektu arba autostopininko efektu. Ir jisai pradėjo labai stipriai veikti visus dirbančius rančoje, ten mokslininkus, tyrėjus žmonės. Daktarai bei kitas personalas visi pasakojo, kaip pavyzdžiui, kai baigėsi jų pamainos, ten, tarkim, 2 savaitės jie pabūna ten, važiuoja namo ir jie mato, kaip jų mašinas seka, ar tai šešėlių žmonės, ar tai mėlynos sferos, ir jos sako, jos visą kelią nuo tos Utos, iki, sakykime, Las Vegaso, iki Virginijos, kas yra, toli galų gale tų pačių mokslininkų, to paties personalo žmonos ir vaikai net ėmė matyti ten visokias nežemiškas aparicijas savo namų koridoriuose, šimtus mylių nutolusiuose nuo Utos. Tai čia vadinasi, kažkas toj rančai prisikabindavo prie tų mokslininkų ir, sakykime, autostopu pakeliaudavo iki jų šeimų, Bigelow žmona, pavyzdžiui, irgi galimai kentėjo nuo sveikatos problemų, kurios pasak šeimos buvo susijusios ir pablogintos rančoje esančių energijų. Tai galiausiai Bigelow nusprendė, kad visą šį laiką ne jisai ir jo komanda studijavo rančą, bet rančą studijavo juos. Tai 16 sako, gerai, dėkui, užtenka. Tai nepaisant 22 sukištų milijonų ir visų rančą apsistojusių mokslo daktarų, Bigelow komanda, kaip ir sakiau, neišleido nei vieno oficialaus darbo apie tai, ką ten rado. Galimai tariamai jie turi 1000 valandų vaizdo ir garso įrašų bei keistenybių aprašymų, bet kaip kalbėjom, tas rančą valandas aukštesnis protas, kuris visą laiką, darydavo triukus ir darydavo viską per centimetrą nuo to, ką kamera įrašo arba nufotkina, tai galimai mes neturim to vadinamo rūkstančio ginklo, Mes turim aprašymus, turim kažkokias ten blogos kokybės fotkas arba fotkas, kurios nieko nerado, nieko ten ypatingo nerodo, bet nieko tokio, konkretaus. Tai 16 metais rančo savininku tapo Brandon Fudal, nekilnojamo turto magnatas, kuris iš pradžių netikėjo paranormaliais reiškiniais. Tai jisai galvojo, gerai, nusipirksiu šitą rančą, ne? Ir vėlgi ten suburs kažkokią mokslinę komandėlę, bet jų paskirtis buvo visiškai sugriauti bet kokias abejonės, kad čia yra kažkas paranormalaus. Jisai norėjo visiškai debunkinti, sugriauti tą mitą apie tą rančą ir sakyti tiesiog, čia apskritai nieko nėra. Bet aišku, jam nepavyko. Tai tuoj pakalbėsim, kodėl. Fudal komandai vadovavo mūsų turbūt svarbiausias žmogutis ateinančio istorijos daly, tai daktarėlis Travis Taylor. Travis Kelce, kai ištekės už Taylor Swift ir bus daktaras Travis Taylor. Garbės daktaras. Garbės daktaras Travisas Tayloras. Tai šitas Tayloras buvo astrofizikas su 5 aukštaisiais, dirbęs NASA'oj ir taip pat dirbęs krašto apsaugai. Jisai rančą atvyko kaip skeptikas, o išvyko kaip tikėtojas po to, kai patyrė, pavyzdžiui, radiacinius nudegimus iš nematomo šaltinio. Vienas iš įdomesnių atradimų, ar tokių labiausiai konkrečių, tai Fudalo komanda atrado specifinį tašką, vadinamą trikampį, ir jisai buvo vadinamas trikampiu dėl to, kad buvo virš vieno iš pastatų esančių rančoj, kuris buvo vadinamas trikampiu. Tai šitam specifiniam taške, šitam trikampyje GPS signalai dingsta, o dronai netenka galios.
Tai jie tipo suprato, kad čia yra, kur dažniausiai, žinai, vyksta dalykėliai. Vienas širpesnių kitų jų atradimų buvo tas vadinamas 1,6 GHz signalas. Kiekvieną kartą pasirodžius NSO, bet kur toj rančai, komanda užregistruoja tą patį 1,6 GHz radio signalą, kuris formuoja vadinamą L-band. Ir jisai naudojamas, šitas specifinis dažnis, daugiausiai komunikacijai tarp palydovų ir Žemės. Tai žodžiu, it's sus. Nuo paskutinis, turbūt baisiausias dalykas, ir čia jau prie tų apalačių gal priartėjom, tai yra mimikai. Tai įsivaizduok, dirbi naktiniai stebėjimo pamainoj, 3 ryto. O ne, šitą žinau. Šiandien tik tokį baisų video mimikų mačiau, bet žodžiu. 3 ryto tavo partneris sėdi priešais tavo valdymo centrą. Iš nieko tu išgirsti jo balsą. Bet ne iš kėdės, kur jis sėdi priešais, o iš kažkur ten tamsių krūmų, kurie yra už 50 metrų. Tas balsas šaukia tavo vardą ir jisai skamba visai kaip tavo partnerio. Tik tai ritmas ar ten intonacija čiut kitoks negu yra įprasta, žinai. Tai vadinamas mimikavimo fenomenas. Vienas iš daugiausiai dokumentuotų fenomenų tiek Bigelow, tiek Shermanų erose. Liudininkai mimikavimą apibūdina ne kaip gyvą balsą, bet kaip įrašą. Pavyzdžiui, Shermanas kalbėjo apie garsius bekūnius balsus, kalbančius kalba, kurios jis nesupranta, sklinančius tiesiai iš dangaus virš rančos. Modernus tyrėjai, jau iš Bigelow eros, iš Fudalo eros kalbėjo, kad girdi savo pačių komandos narių balsus, besišaukiančius pagalbos iš vietų, kurios jie žinojo, kad yra tuščios, kad ten nieko nėra. Jeigu nesat girdėję ar nežinot, kaip mimikai skamba, tai tiesiog nueikit į TikToką, nežinau, kiek ten jie yra realūs, kiek ne, bet skamba tikrai šiurpiai, tai labiau gal padės įsivaizduoti, apie ką mes kalbam. Tai žodžiu, šitas mimikavimas, šitas elgesys atspindi jau tas senasias Navajo legendas. Pasak folkloro, skinwalkeriai ne tik tai atrodo kaip gyvūnai, bet jie taip pat bando atkartoti kūdikių arba mylimų žmonių balsus tam, kad išsiviliotų savo aukas į tamsą. Tai žodžiu, ta tokia Navajo legenda, o rančoje tai nėra tik tai legenda, tai taktinė realybė. Mimikai naudoja pačius paprasčiausius socialinius mūsų instinktus padėti kažkam, tam, pavyzdžiui, sakykime, komandos nariui, kuris yra nelaimėje, tam, kad galimai nukreiptų mūsų dėmesį nuo anomalijų, kurios vyksta. Kitas dalykas, dabartiniuose aukštose vėliausios tyrimuose, vėliausioje mimikavimas padarė aukštosios technikos, high-tech posūkį. Komanda pasakoja apie signalus, kurie mimikuoja jų pačių radio dažnius. Kai mokslininkai išleidžia tam tikrus dažnius, jie grįžta veidrodiniu principu. Žinai? Tai klausimas yra, ar čia tiesiog padaras krūmynuose mimikuoja, ar mes kalbam apie sąmoningą aplinką, kuri išmoko mūsų kalbą, paskui mūsų balsus, o dabar ir mūsų technologijos vien tam, kad mums parodytų, kad gal jūs uždarykit šitą rančą ir važiuokit. Nafik, žinai. Tai žodžiu, tai jau prieisim prie, sakykime, svarbiosios dalies, kur yra tai, ką mes čia žiūrime. Tai turim 3 teorijas. Pirma, pagrindinė teorija yra portalo teorija. Kad galbūt galimai skinwalkerių rančoje egzistuoja kirmgrauža. Kaip jau minėjau, komanda specifiškai nurodo tą vieną vietą rančoje, dangaus lopinėlį maždaug 9 metrų aukštyje virš to trikampio namo. Taip aš daktaras Tayloras tiki, kad būtent šita vieta galimai yra taip vadinama praeinama Lorenciano kirmgrauža, kas reiškia tunelį per erdvę ir laiką, kurį galima pereiti laikantis bendrosios reliatyvumo teorijos, tačiau tam reikia egzotinės materijos pažeidžiančios energijos sąlygas. Apvyniok savo smegenis apie tai, kaip nori. Ir Travisas šitai teorijai remiasi ne tik tai nuojauta. Per dronų zonos eksperimentą komanda jo paleido 200 sinchronizuotų dronų. Ir GPS monitoriui jie atrodo kaip tas tobulas sinchronizuotas tinklas, žinai, dronas, tarpas, dronas. Fiziniam danguje dronai buvo išsimėtę skirtingose aukščiuose, ėmė gesti bei keisti kryptį, iš nieko lyg vis atsitrenktų į nematomą sieną. Dar labiau nustebino vadinamieji lidar skanai, tai vėlgi į tą specifinį dangaus lopinėlį Tayloro komanda iššovė lazerius,
Ir to pasakoje turėjo grįžti specifinė informacija, rodanti, tipo, žinai, fizinės tos aplinkos, atspindi, bet šitam skane. Tai, žodžiu, iššovė tos lazerius, bet informacija, kurios tikėjosi, negrįžo, nes tridimensiniam atmosferos skane buvo matomas skylė tiesiog ten, kur tie lazeriai iššovė. Tai Travis Taylorui, fizikui, tai atrodo kaip Einstein-Rosen tiltas, kelias per laiką ir erdvę, iškraipantis šviesą bei radio bangas. Apie 1,6 GHz mes jau kalbėjom, svarbu paminėti, kad signalas atsiranda iš niekur nieko, užsičiaupk šuniukai, nes padegsiu kaip tie ateiviai. Tai 1,6 GHz signalas Tayloro teorijoje yra dažnis, kuris galimai būtent suteikia energiją reikalingą tam, kad tas portalas liktų atviras, kai sakykime, koks ten intelektas bebūtų, to rančo jiem to reikia, nes vėlgi mes kalbėjom, kad 1,6 GHz visą laiką pasirodo tik tai, kai yra kažkoks tai tas vadinamas NSO fenomenas, ar tai sfera, ar tai lėkštė kažkas. Tai kiti mokslininkai spekuliuoja, kad galimai tai yra sekimo dažnis naudojamas, koks jau ten bebūtų tas aukštesnis intelektas, kad jisai stebi mūsų technologijas naudojamas tą dažnį. Tada turbūt konkrečiausias įrodymas apie erdvinę anomaliją yra GPS vaiduoklynas. Okay. GPS vaiduoklynas. Tai ne kartą GPS sensoriai uždėti ant raketų bei dronų indikavo, kad pavyzdžiui tas specifinis kažkoks dronas yra arba giliai, bet ant 100 km po žeme, arba daug kilometrų pakėlė į atmosferą, kai tuo tarpu tos raketos ir dronai su tais GPS, kurie rodo, kad yra arba apačio, arba danguje, jie tiesiog yra priešais mokslininkus, žinai. Tai visą tai informuoja, suponuoja, kad kosmoso medžiaga rančoje yra sutrikdyta. Jeigu būtum keliautojas iš kitos galaktikos pusės, kas galimai vėlgi su tiek ten tos, žinai, tiek tų skraidančių fenomenų, tai jeigu būtum keliautojas iš kitos galaktikos pusės, tu neskristum per vakuumą 1000 metų, tiesiog atidarytum duris ir būtent Skinwalkerių ranča yra ta vieta, kur tos duris galimai buvo atidarytos. Tada antra teorija yra prieš žmoginis intelektas. Ir čia mes galbūt šiek tiek vėlgi grįžtam į mano mėgstamiausią epizodą apie senuosius keliautojus, tuos ateivius. Tai šita teorija, kad kažkas gyvena po žeme ir ten tai daro daug seniau nei egzistuojam mes. Teorija ginčiasi, kad pažengusi nežmoniška rūšis gyveno šitam untan basine tūkstančius, jeigu ne milijonus metų prieš mus. Ir jiems nepatinka, kad mes nusprendėme atsikraustyti ant jų galvų į konkrečiai tą rančą, tą žemės lopinį. Tai pirmiausia, turim pakalbėti apie mesą, kas yra toksai masyvus plokščias akmuo, kuris realiai stebi rančus, yra rančos kampe. Bigelow ir Fugal eromis sensoriai nekartą užregistravo giliai iš to akmens kylančius tokius metališkus ūžesius nepaaiškinamus. Tada vėliau Tayloro komanda bandė įsigręžti iš tą mesą ir jie susidūrė su kažkokia medžiaga, kurios įveikti negalėjo, nes tai nebuvo tiesiog kietesnis akmuo. Jie tiesiog prisikryžė prie kažko, kas galimai išleido milžinišką kiekį mikrobangų radiacijos ir iš karto susargdino komandą, visi ten, žinai, nuleipo, nenudvėsė, bet, žinai, susirgo, sakykim, ir sakė, gerai, tada gal nereikia dar kartą bandyti. Tada vėlgi grįžtam prie mimikavimo, šios teorijos palaikytojai, šito prie žeminio intelekto teorijos palaikytojai primena, kad rančoj galimai esančios būtybės tos, kaip jos elgiasi. Jos neselgia kaip tyrinėtojai, jos elgiasi kaip šeimininkai, kaip landlordai, žemės lordai. Jos mimikuoja žmonių balsus, kad priviliuotų jos tamsą kaip galimai, žinai, įspėjimą kažkokį. Tai teorija yra ta, kad šitas priežeminis intelektas yra kaitus. Nes, pavyzdžiui, tiems seniesiams utams, žinai, tiems indienams jos pasirodė kaip ten kažkokios dvasinės būtybės, kaip ten tie vilkai dar kažkas, žinai, o mūsų moderniem mokslininkam jau pasirodo kaip NSO. Tai intelektas yra kaitus, savo išvaizdą jis keičia priklausomai nuo esamos eros technologinių baimių. Tai 19 amžiaus sėsliesiems keliautojams tai demonas kažkoks, poltergeistas, dar kažkas, 21 amžiaus mokslininkam tai yra net pažintas dronas, žinai. Tada kita teorija, kuri eina į šitą teoriją,
tai yra ta, kad jeigu tam tikra rasė išgyvena masinio sunaikinimo periodą prieš milijonus metų, tik taip tuo būdu, kad pasitraukia į požemius, tai šiandien teoriškai, techniškai jie būtų daug daugiau pažengę nei mes. Nežinau, koks yra mąstymas už to, bet tai sako žmogučiai, kurių darbas yra mąstyti. Tai, žodžiu. Ir kitas dalykas, tai turim, jau man atrodo, minėjau pačioj pradžioj, kad Skinwalkerį mes matom ne tik tai laivus, kurie ten, žinai, atskrenda į rančą iš dangaus, bet labiau laivus, kurie kyla iš akmens esančio toj rančai. Žinai? Okay. Tada dar vienas dalykas yra bioelektrinis ryšys. Tai čia biologinis aspektas, daug žmonių, būdami rančai, mini, kad jaučiasi stebimi. Neurologai sako, kad tai galimai gali būti sukelta lokalizuoto aukšto dažnio elektromagnetinių laukų, kas vėlgi nebūtų natūraliai atsiradę ar apleistoji, žinai, rančai. Tai jeigu Skinwalkeryje gyvenantis intelektas yra senesnis nei žmonės, jis galėjo laisvai išmokti manipuliuoti mūsų smegenim per pačios žemės dažnius. Mes gyvenam jų užpakaliniam kieme, tai ką jie padaro, jie mūsų pačių biologiją naudoja prieš mus tam, kad mes iš to užpakalinio kiemo neprietume eiti prie pagrindinių durų, žinai. Čia jeigu taip metaforiškai. Ir paskutinė teorija, man asmeniškai pati įdomiausia, tai yra simuliacijos teorija, kad šita ranča tiesiog yra gličas matricoje, kur fizikos dažniai tiesiog negalioja. Tai mes kalbėjome apie portalus, mes kalbėjome apie pažeminės rūšis, bet kas jeigu fizikos dėsniai rančai neveikia dėl to, kad jie visai nėra dėsniai, o tiesiog kodo dalis. Tai visi žinom, kad simuliacijos teorija siūlo, kad mūsų realybė tiesiog yra didelio galingumo kompiuterio simuliacija. Yeah. O Skinwalkeris yra tiesiog arba testinė aplinka, arba aptarnavimo liukas, per kurį simuliacijos, kuriai tiesiog, žinai, daro tą vadinamą maintenance ir žaidžia su mūsų egzistencijos parametrais. Tai, pavyzdžiui, video žaidimuose, jeigu bandai išeitų žemėlapį ar būgį, atsitrenki arba į nematomą sieną, arba ten grafiniai aspektai ima glitchinti. Nežinau, kaip lietuviškai glitchinti. Trukinėti. Gerai, sakykime. Tai daug rančoje dirbusių mokslininkų būtent taip apibūdina tam tikrus jų patirtus fenomenus. Pavyzdžiui, yra toksai mirgantis vyras. Nežinau, kodėl jis vadinasi vyras, nes tai yra tiesiog iškreipta tokia erdvė vieta ore, kuri mirguliuoja ir buvo prilyginama, nežinau, aš niekada nemačiau, gal kas nors matėte, galėsit pasakyti, kaip tai atrodo, bet jie sulygina tą mirgančio vyro patirtį su aktyviu kamufliažu iš Grobuonės filmo. Matai, kad nors Grobuonė? Ne. Bet žodžiu, tiesiog glitchina, žinai, dangui toksai. Kažką, man atrodo, kažką biškai, bet ne tiek, kad čia pasakočiau. Nesu normaliai matęs kažką kutena smegenyse, bet ne iki galo. Ja. Tada kitas dalykas, objektai, apie kuriuos kalbėjom, kurie pasirodo ir paskui iš nieko išnyksta. Tai, ten kaip tas žmogus medyje, ar ten humanoidas, medyje, ar ten tas vilkas, kažkas, tai simuliacijos teorijų tai tiesiog yra renderinimo klaidos. Galimai ranča yra tiesiog didelio eismo zona, kur sistema nesugeba tinkamai apdoroti informacijos. Ir to pasakoje mes matom vizualinius dalykus, kuriuos priskiriam paranormaliem reiškiniam, nors iš tikrųjų tiesiog ten yra, žinai, gličiukas. Tada vienas labiausiai erzinčių dalykų rančoje yra tai, kad fenomenai keičiasi priklausomai nuo to, kas juos žiūri. Tai čia tas vadinamas stebėtojo efektas. Tai, pavyzdžiui, kai kariuomenė stebi rančą, intelektas elgiasi kaip aukšto techninio išsivystymo priešas. Kai religingi žmonės, tie ūtai susiduria su fenomenu, jis elgiasi kaip demonas. Simuliacijoje aplinka reaguoja žaidėją, ne? Tai ranča iš savęs gali būti tiesiog pristaikantis dizainas. Grįžtant prie GPS vaidoklyno, apie kurį kalbėjom, tai dronai, kurie rodo, kad yra ten 1500 metrų po žeme, nors iš tiesų kybo ore priešais mokslininkus, kodavime vadinama susidūrimo aptikimo klaida. Tai jeigu ranča yra tas vadinamas portalas, to paties žaidimo, ne portalas, ne kirmgrauža, bet portalas, ta prasme, kompiuterinis portalas, tai šitas gali indikuoti tiesiog shortcutą, ten tą trumpesnį kelią pačią mūsų simuliacijos kodą. 1,6 GHz dažnis, apie kurį kalbėjom, galimai foninis serverio, kuriančio mūsų realybę užimas. Ir vėlgi, jeigu viskas yra simuliacija, tai to Travis Tayloro eksperimentai, apie kuriuos kalbėjom, ten raketos, lazeriai, aukšto dažnio signalai, kuriuos jie ten leidžia į tą akmenį ar ten į dangų.
gali būti to didžiojo simulacijos kūrėjo tiesiog matome kaip hekinamas, ne? Tai kai 1,6 GHz signalas pasiekia žemę iš karto, po to ten kažkoks lazeris yra pašaunamas į dangų, tai taip yra todėl, kad sistemos administracijos tiesiog išmeta tos hakerius, žinai, tipo, sieną. Yeah. Tai visi tie radiacijos nudegimai, kuriuos Tayloras turi, neveikianti technika, autostopininko efektas netgi, gali būti tos vadinamos ugnesienės apsauga sukurta tam, kad mes kaip simai negalėtumėm išsiaiškinti, kaip šitas kambarys, kuriame mes buvome sukurtas. Kad nerastume durų kaip Trumane. Tobulą, labai gerai. Tai va, tai tokia yra simuliacijos istorija, kuri man turbūt labiausiai patinka. Tai žodžiu, šiandien nukeliavom nuo 1800 nafakų prakeikimo iki 22 milijonų juodojo biudžeto investicijų suorganizuoti Pentagono, o galiausiai net ir prie simulacijos glitcho priėjom. Tai Skinwalker Ranch yra būtent ta vieta, kur bet kuri iš tų teorijų gali būti ir jaučiasi, kad galimai yra įmanoma, bet nei viena iš jų nesijaučia kaip galutinai paaiškinanti viską, žinai. Jeigu Skinwalkeris yra kirmgrauža, tai mes žiūrim į dangaus vartus, kurie tiesiog iš nieko guliautas dykumoje ir turbūt čia galioja milijonus metų. Jei kalbam apie priežmonišką intelektą, tai dirbam su kaimynais, apie kuriuos niekad nežinojom ir kurie, žinai, ten saugo savo namus ir galimai, jeigu mes juos pakankamai sunervinsim, tai jie mus. O galiausiai, jeigu tai simulacija, tai turbūt mes žinom, kurioje vietoje susikūrė mūsų visata, žinai, kur tas kodas slypa. Tai galimai širpiausia dalis apie Skinwalkerį nėra NSO ar skraidančios sferos ir netgi nenušaunami vilkai. O tai jog tą akimirką, kai pažvelgia rančos tamsą, jį ne tik tai pažvelgia atgal, bet ir paseka tave namo. Tai suponuoja, kad tai, kas vyksta tam Unta basine ar Skinwalkerio rančoje, nėra lokalizuota tuose, žinai, 512 akrų. Tai dalis didesnės realybės, kurios mes galbūt visai nesuprantamas pasirodinai, gali tave ir namo nusekti. Tai ir Figelas, ir Bigelow, ir Shermanai išmoko tą pačią pamoką. Rančą savo paslapčių taip lengvai neatskleis, nes tai yra paslaptis su protu, reaguojant į mūsų buvimą, mimikuojant mūsų technologijas ir besišaipant iš mūsų mokslo. Kaip daktaras Travis Tayloras sako, mes į milžinišką vandenyną mėtome mažyčius akmenėlius. Tai galbūt ir matome mažas savo veiksmų sukeltas bangeles, tačiau esame dar labai toli nuo to laiko, kai suprasime, kas slypi balos dugne. Viskas. Wow. Labai net neinspiruojantis, tai yra įkvepiantis, o toks gili pabaiga tokia su citata ir su prasminga, tokia, žinai, tokia. Tai ačiū tau už istoriją. Visų pirma. Užmigai gal, nes kelios vietos labai tylus buvo, bet tingiau pažiūrėti ekraną. Neužmigau, ar buvo nusižiauta, galbūt, bet žinau, kad tai bus, nes buvo pasportuota ir po to pavalgyta ir tada įrašinėjamas podcastas, tai čia toks darinys, kur garantuotai, žinai, ateis crashas. Bet šiaip tai labai ten tik tai vienoje vietoje realiai. O pati istorija, tai šiaip tai prisipažinsiu gėdą, būtent konkrečiai apie tą rančą nesu girdėjęs. Ta prasme, Skinwalkeriai kai konceptas, taip, mimai, taip, milijonas tiktokų, visa kita, bet būtent apie tą tai nebuvau girdėjęs, tai ačiū. Arba buvau girdėjęs, bet neatsimenu, kas irgi yra labai tikėtina, nes aš daug ko neatsimenu. Labai patiko, man tai viską iš karto paaiškino simulacijos teorija. Ta prasme, kas aš toks, kad, žinai, sakyčiau, kas yra teisinga, bet simulacijos teorija buvo teisingiausia. Nes viską paaiškina, tiesiog viską paaiškina ir padaro prasmę. Ir jo, tiesiog man tai čia geriausias paaiškinimas. Jo. Nu, ką žinau, portalas šiaip irgi visai.
Įtikimai. Ne. Įtikimai skamba. Bet tai gerai. Nu gerai, Nu, jo, bet jo, tu galėtų teisus būti portalas dar. Tu teisus, nes Bet labiausiai, ta prasme, jeigu reikėtų reitinguoti, simulacijos teorija būtų aukščiausiai, tai portalas irgi daug ką paaiškina. Ne, bet tu teisus, nes aš prisiminiau, kad portalas, pavyzdžiui, nepaaiškintų tų vilkų visų, žinai. O simulacija paaiškina, kaip, nu, tipo, glitchus, kaip mes ten sakėm, kad, žinai, perkrovas sistemos, ten nerenderina normaliai oro. Nu tai gal, žinai, ir Kirmgraužė kažkaip ten, gal tas vilkas yra Tarp planetinis, kitoj Kirmgraužos pusėje ir tiesiog alternatyvioje žemėje yra tokie vilkai ir jisai per Kirmgraužą iš alternatyvios žemės atkeliavo pas mus. Nežinau, ta prasme, gal ir galėtų paaiškinti, bet man kadangi šiaip įdomu simulacijos teorija, gal galvoju, kad net ir epizodą reikėtų atskiro apie tai, taip plačiau, giliau ir visai kaip. Tai mane labiausiai ir įtikino tą teoriją. Žinau, mane irgi. Bet, ta prasme, gerai, nu, tipo, viena yra, žinai, klausytis tokių istorijų, ar matyti ant tuos tiktokus, ar panašiai. Bet šiaip realiai, jeigu taip sustojus ir pagalvojus, ant kiek yra beprotiška, jeigu tu, nežinau, matai humanoidą medyje arba... Nu gerai, didelį vilką aš dar galiu suprast, nu ten gal koks nors užsilikęs, žinai, genetiškai ten kažkas, kaip mes ten esam ištyrinėti kažkiek procentų vandenyno ir ten daug ko nežinom. Taip gal ir žemėje, žinai, yra kokių nors vilkų užsilikusių, kurie genetiškai ten didesni buvo, nežinau, aš nemokslininkas. Neturiu 5 aukštųjų kaip Tayloras. Ir pamiršau, kur aš einu su šitu. Nu, tu pradėjai nuo to, kad humanoidai medžiuose. Sakyk, tu gali paaiškinti vilkus, bet... Jo, gerai. Tai, ta prasme, pabandyk, ta prasme, įsivaizduok, kad tu tai matai. Man tai va šita dalis yra tokia, kur ištaško visus smegenis, kur, arba, gerai, nu, humanoidas, tarkim, tu matai droną, kuris ten va priešais tave, žinai, kybo ore, kuris ten turėtų būti, nežinau, 1,8 m aukštyje, tarkim, jeigu akių lygyje. Ir tada tu pasižiūri savo ten prietaisėlius ir jis ten rodo, kad, nežinau, 2 km aukštį, ar ten dar daugiau, kur iš vis dronai negali pakilt. Ir tu tada paskrindi su to dronu, nežinau, 3 metrus į dešinę ir tada viskas gerai, dronas yra 1,8 m aukštė, nes ten išskridai iš to trikampio ar, žinai, panašiai zonos. Ar apskritai iš rančio zonos, doesn't matter. Tai va tokie dalykai, kur nutipo, kur tu gali identifikuoti vietą, kur tiek protas, tokia, žinai, kur... Na, bet tas dronų dalykas tai labiau gal su portalu susiję, nes ten labai techniškai. Žinai, kur buvo tas tinklas jų, bet ir sistemoje matos kaip tinklas, o realybėje ten su kažkuo kovoja. Kažkuo raudonuoju gravitaciniu poslinkiu. Nežinau. Ne visai, iš dalies į temą, kai pasakoja apie, man atrodo, vieną iš karvių, kuri į akį, kur buvo spinduliukas jo lazerą, tai įsivaizdavau, kaip kažkas ateina su tokiu plonu šiauduku į akį, žinai, išsiurbia visą kraują ir palieka tiesiog karų. Atsiprašau, šitą ir savo. Gerai jautiesi? Ne. Ar norėtum paskambinti geriesiams samariečiams? Ar taip mes vadinam žiegždrių daktarus nuo šiol? Nežinau, aš tai kai nueinu į Google ir ieškau ten apie savižudybę dalykų ir būdų, tai man samariečius rekomenduoja, tai aš galvoju, kad Lietuvoje tai vadinasi. Ai, nežinau. Nes karus nesigūglais, tiesiog kai ateis laikas, nueisi padarykis. Aš labiau darytojas, negalvotojas, akivaizdžiai. Taip, nelabai rasi ko galvoti, žinai. Būtent, kai nelabai duota, tai labiau tampi darytojų, nei galvotojų. Oh my god. O dieve. Ta prasme,
ką dar pagalvojau, tai kad aš kiekvieną kartą tau reaguodamas sakydavau, okei, kas nėra lietuviška. Tai Bet pastaisydavai. ne visada man prastai šiaip sekas akivaizdžiai su šito lietuvicizmo dalyku, bet... Nu tai žodžiu, šiaip šitų Skinwalker rančo yra žiauriai įdomi tema, nors čia aš labai mažai žinai, padengiau, nes vis tiek laikas pinigai, plus šiaip, Yeah. žinai, bet dokumentikų visokių yra milijonai knygų belekiek, tai jeigu įdomu, tai tikrai yra dar ką sužinoti ir ką pasigilinti, žinai. O kaip suprantu, jokių vizualių dalykų nėra, nes ten vis laiką vyksta šalia kameros. Nu, vėlgi ten, žinai, ką tu matai kaip vizualų dalyką, nėra fotkių, kur kažkokia tai ateivių lėkštė, man atrodo. Yra gal kelios, kur tu negali patvirtinti, kur nėra patvirtinta ar jos iš ten. Istorijos kanalas, kur daro tą dokumentiką, tai man atrodo ten dokumentikų serija, tai man atrodo ten jie jau tyrėjai ėjo šito Fudalą raitą, nu ir ten jie rodo, žinai, pas savo visokius ten rodmenis, technologinius ir taip toliau, nu žinai, kai kažką tyria, tai jeigu tai galima pritempti prie tikro įrodymo, to jau legit, tai tada tai. O fotkių tai šiaip neradau. Nu ten, sakau, kažkokios yra kelios, kur nenoriu rizikuoti ir ten, žinai, jeigu rasiu, kur jau tikrai patvirtinta, kai editinsiu, tai įdėsiu, bet šiuo metu neturiu ką parodyti. Nu, supratau, bet kokią atveju labai įdomu. Gal reikės užmesti akį į kokią nors į dokumentiką? Daugiau apie odos vaikščiotojus sužinoti. Jo. Kitą kartą darysime apie palačius. Tie būna labai šiurpus vaizdeliai, kur ten visokie šuniukai, kurie tipo skinwalkeriai yra ir keistai elgiasi. Oh my god. Mano mėgstamiausias. Tos akys jų. Jo. Nu, nežinau. Tikrai kažkas toj vietoj, tose vietose, Utose ir taip toliau, Amerikose tikrai kažkas ten yra nežemiško. Nežinau, ar ateiviško ar ne, bet tu turi šitą su tais kalnais ūžiančiai, žinai, kur galimai kažkas papučia yra, tu turi, mes jau kažkada kalbėjom, vėl irgi taip prabėgimo apie tą pagrindinį kalną, kur man atrodo Navajo teritorijai Sinovino yra, kur ten pagrindinė teorija yra, kad ten yra ateivių bunkeris, iš kur jie ten, žinai, lėkštas skraidina. Ir tada Apalačiai, kur irgi, ar ten aš tik tokuose tiek matau, kur net aš kaip skeptikė žiūriu, galvoju, ar čia yra dirbtinis intelektas, ar čia tiesiog taip gerai sumanipuliuota, ar čia iš tikrųjų, žinai, Apalačiuose yra dalykų. Aš manau, kad Apalačiuose iš tikrųjų yra dalykų. Aš būčiau linkęs tikėti irgi, nes Apalačių tiktokai yra vienas širpiausių dalykų, kuriuos kad nors matau. Ir tu turi tą visą kultūrą žmonių, kurie laikosi tų taisyklių, žinai, jeigu girdi kažką miške ten kalbant, neik ten, žinai, naktį užsidaryk langus, ir tada tu turi daug žmonių, kurie seka tuos tokius, žinai, taisyklės, kaip atrodo, tai, žinai, nebūtų dėl ko, tai gal nesektų. Negali jie visi būti prietaringi. Jo, tai čia tikrai irgi dar vienas dalykas, kuris vertas epizodo arba kokią nors... Čia mūsų podcastas, ką norim, tą darom, kur mes žiūrim tiesiog tiktokus iš Apalačių. Šiandien tokį šiurpų rytą mimiko girdėjau tiktoką, kad žinok, net supurtą, iki galo net nežiūrėjau, nes buvo toksai... Įdėsiu. Ta prasme, aš visą laiką, žinai, žiūriu į tą pusę, kur įsivaizduoju, kad tu čia esi kažkur. Ir matos atspindys tipo langė mano namų ir visą laiką bijau, kad pasimatys kokią nors figūrą ar kažką, žinai, kur tipo stovi prie spintos, tipo kokią nors figūrą ar kažkas, ta prasme, nes... Nu tai dabar pasakei man baisu, kad aš pamatysiu, vakar pradėjom žiūrėti Conjuringą paskutinį, žinai, kur ten yra ta scena, kur tai dukrai ant peties ranka yra, ar ten kažkas? Jo. Tai aš dabar pažiūrėjau ten ir galvoju, tiesiog kalbėsiu ten ir matysiu, kaip ranka pradeda darys pravotažinį. Aš tau pasakysiu, jeigu lys ranka. Tai jo, jeigu lys ranka, tai bus per vėlu. Nes kažkurio metu dar kažkoks, žinai, ir periferiniam buvo, kur pas mane yra augalų džiunglės jau šiuo metu ant šaltuvo, kur kažkas, žinai, sujudėjo, atrodė, ir aš toks, bet tipo ore, žinai, ir aš toks... Gerai, mes turim baigti su šito visų dalykų. Aš norėčiau miegoti šiandien. Nu tai gerai, tai tada ačiū visiems, kad klausėte, jeigu klausėte.
sėkmės, jeigu klausėte. Jeigu neklausėte, parašykite, kodėl neklausėte. Taip, ačiū Rugilė už puikią istoriją dar vieną. Parašykite, ar buvo netolis odos vaikščiotojų rančos? Ar buvote Utoje? Jo. Odvaikščių. Odvaikščių. Parašykite, ar norėtumėte apsilankyti arba pamatyti 24 valandos epizodą mūsų nusuktinės tinklalaidės ar projektėlio, kur mes 24 valandas leidžiame laiką apsėstose vietose, tokiose kaip Denverio oro uostas, Kauno dailės akademija bei Skinwalkerių ranča. Tai parašykite, jeigu domina. Jeigu domina, prisijungite prie Patrono. Jeigu domina, mes rašysim europinį projektą ir įgyvendinsim šitą dalyką. Kažką dar norėjau pasakyti prieš tavo šitą visą. Ne, viskas gerai, tai ačiū tau už istoriją. Prisijunkit. Parašykit komentaruose, kuris iš 50 epizodų buvo įdomiausias. Kažką apie šėtono paniką galvoju. Ir parašykit, kuris buvo pats neįdomiausias, pats blogiausias. Kažką ten apie popiežius. Wow. Tai bet ne tas antras ir... apie popiežius, bet tas pirmas. Antras buvo labai įdomus. Ačiū, draugė. Tai kaip visada dar dėkojame mūsų rėmėjams. Evelinai. Tarp Reinaldui. Kamilai. Ir viskas galimai. Turbūt. Ačiukas. Ačiū Jums, prisijunkite į mūsų Patreoną. Mes kiekvieną mėnesį tenai serviruojame papildomo turinio, tokio kaip mėnesio burbuliukai, kuriam aptarėme naujienas, kurios įvyko praėjusią mėnesį susijusią su mūsų temomis. Tada turime čia mūsų podcastas, ką norim, tą darom. Kur tiesiog net žodžio prasme yra mūsų podcastas ir ką norim, tą darom ir mes patys nežinom, ką ten darom ir tiesiog įvyksta atsitiktiniai dalykai. Ir mėnesio apsėstukas, kur mes kalbame apie visokius apsėstus dalykus pasaulyje, reiškinius, nežinau. Paskutinį kartą kalbėjom apie vaiduoklius iš kažkokio tai architektūrinio žurnalo straipsnio. Taip, ir terakotos armijos palikuonis, pavadinkim taip. Apie masinės produkcijos įtaką realių žmonių apsėdimui. Taip. Tai žodžiu, prisijungėme, žiūrėjai, daug dirbam. Nauji metai, nauji mes, kalbantis 9% lietuviškai. Pagerėjimas nuo 85 praeitais metais, tai jau yra gerai. Ir ką žinau, ką dar mes turim pasakyti? Tai viskas, susitiksim po savaitės, kur Kalis mums pasakos apie greitosios mados žalą mūsų gamtai. Ir kaip tai susijęs su Tedu Bandžiu. Jo, būtent. Tai ačiū tau visiems. Ok, Opra. Gerai, bye. Jūs gaunat apsėstą terakotos kareiviuką. Visi gauna apsėstus terakotos kareiviukus. Cheers. Bye.